Tai laba diena, gerbiami žiūrovai, mano vardas Gintaras, aš esu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas daugiamandatinėme sąraše. Ar? Labą dieną, esu Renatas Miškinis, ekonomistas, aplinkos ministerijos tarnautojas, Lietuvos žaliųjų partijos Vilniaus skyriaus pirmininkas, kandidatuoju ir daugiamandatėje apygardoje, ir Antakalnio vienmandatėje apygardoje. Sveiki, esu Laurinas Okockis, Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas numeris 3 šiuose Seimo rinkimuose, taip pat Naujamiesčio apygardos vienmandatininkas. Gyvenime darbuojuosi tarptautinės politikos srityje, valstybės sienos apsaugoje. Taip pat esu visuomenininkas, aktyvus visuomeninių iniciatyvų organizatorius, aplinkosaugininkas. Tiek gal trumpai. Tai aš gal tada tiek įvadui, tiek ir tam. Tai iš tiesų esu ekonomistas, socialinių mokslų daktaras, dėstau universitete ir dar finansininkas. Tai čia prie visų kitų titulų. Tai... Galbūt mums pradėti tokią kritinę gaidą. Mes kaip Lietuvos žaliųjų partijos atstovai manome, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga nėra ta partija, kuri atstovauja žaliasias idėjas. Mes manome, kad valstiečių žaliųjų sąjunga atsitiktinai pažaliavo prieš kelis metus, po to, kai keitė anksčiau daugybę kartų pavadinimus ir ką jūs į tai pasakysite? Aš galvoju, kad tas žodis pažaliavo, tai šitas jis tinka tiek kolegos jums, tiek mums. Tai mes kartais žali būnam, gimstam ir žali mirštam. Ir niekada taip ir neparaudonuojam, suprantat, arba kažkokie kiti nepasidarė. Tai sakysim, mūsų tos idėjos, kurios yra mūsų, kūnuose kraujyje ir mūsų programoje, jos yra žalios ir niekas iš mūsų net nebandytų jų atimti. Dar kitas dalykas, kas yra, kad teisingai, ko mes skiriamės nuo jūsų, tai galim sakyti esminis dalykas, kad mes žymiai platesnę programą turim. Neužsiciklinom, pripažįstu, mes neužsiciklinom kaip jūs vien tik tai žaliaisiais klausimais. Mes žiūrim ir kaimo ekonomiką, mes žiūrim ir socialinę politiką, mes žiūrim ir ekonomiką. Pas jūs su viso pagarba jūsų žaliam kraujui ir jūsų žaliavimui, aš to nematau. Žaliosios idėjos, net mes galim sakyti, prie žalių idėjų mes visiškai kartu sutarėm ir netgi aš aišku, čia grinai mano nuomonė, čia nėra sąjungos nuomonė, bet aš manau, kad jeigu jums pasisektų, tai dėl žalių idėjų mes galėtumėm sutarti turbūt ir Europos parlamente, ar dar kur jūs bepatektumėm ir kur mes būsim be abejo. Nemanau, kad visais klausimais mūsų pozicija sutampa. Ta prasme, kalbant žaliaisiais klausimais, kalbant ir apie žemės ūkį, kaip jūs dabar paminėjot, apie kaimo ekonomiką, kaimiškųjų vietovių, daugiau, kaip suprantu, jūsų partija yra vis tiek stambių žemvaldžių partija ir palaiko tą didįjį stambųjį kapitalą, korporacijas didžiasias, o mūsų partija atvirkščiai, Lietuvos žaliųjų partija, remia smulkųjį kaimo verslą, kaimo turizmą, tautinių papročių išsaugojimą, tradicijų. Taip pat Lietuvos žaliųjų partija aktyviai remia ekologinius ūkius. Tai tiesiog aš nematau, kad jūs tą linkme judėtumėte. Taip, jūs esate valstiečių partija, kuri atstovauja galbūt kaimiškąsias vietovės daugiau, bet vėlgi aš jūsų toj partijai nematau nei vieno valstiečio. Ten yra ūkininkai, žemvaldžiai, jeigu galima taip įvardinti. Tas valstietiškumas Lietuvoje jau yra kaip ir išnykęs, nes valstietis tai tas smulkus. Bet kolega, jūs tada suprantat apie tą valstietiškumą, kad tai yra žmogelis su arkle, ten noragai kišo iš kišenio, ir viskas taip yra. Tai pirmas dalykas, ką pasakysim, tai iš tiesų jūs visą tą, ką išvardinot, smulkus ūkiai, ekologiškumas, tautinis paveldas, mūsų programoje visą tai yra. Jūs sakote, mes remiam, jūs dar šiandien tik tai žodžiais remiam. Mes jau tą dalyką remiame per savo atstovus savivaldybėse, per savo atstovę Seime ir kitur. Tai mūsų programoje parašyta, mes norime visur, kur tiek ekonomikoje, tiek žemės ūkio politikoje, mes norime skaidrumo, aiškumo ir jokių diferenciacijų.
Stambus tai yra, jūs pasigaunat tenai kokio nors apžvalgininko tipo Valatkos frazę ir ją eksponuojat. Mes sakom ne. Pasižiūrėkite, ką mes programoje savo rašom. Labai gaila, nespėjau dar išsamei su programa susipažinti, nes kiek žinau, dar programa pilna bus tik pristatyta ateityje. Tai neįmanoma susipažinti su tam tikrų kūriniu, kuris dar nėra išleistas visuomeniai į apyvartą. Tai kažkaip labai ilgai delsėte su programa. Todėl, kad rimtai ruošim. Remiatės 5 pagrindiniais punktais programos ir kažkaip labai su ta programa liko mažiau negu mėnuo, tiesiog jos dar nėra. Tai ką jūs tai visuomeniai pristato, tam tikri akcentai, tam tikros detalės. Kolega, kiekvienam savas laikas. Programa, jinai turi būti paruošta nuosekliai, o ne taip, kaip sakysime pas jūs. Jūs dabar pas save pareiškite, kad skatinsite augalininkystę ir mažinsite gyvulininkystę, ne? Vienam iš punktų tai parašėte, ne? Tai stambiųjų ūkininkų didžiausia svajonė. Tai yra naikinti pieno ūkius, visą kitą. Bet savo pačioj programai, kurią jūs paskelbėt galbūt labai greitai ir labai skubiai, jūs pasakėte, kad mes kviesime žmonės atvažiuoti į rajonus ir užsieminėti ekologiniu turizmu ir viską. Kuo jūs juos maitinsit, jeigu gyvulininkystės nebus? Kuo? Lenkiška produkcija. Lenkišką produkciją maitinsit. Tai žinot, aš sakau, kad greitai numesta ta programa tokia. Programa nebuvo numesta, programa rengta atsakingai, programa rengta ilgiau negu pusę metų. Programa apima pagrindinius žmogui svarbiausius tiek kaime, tiek mieste su jo gyvenimu susijusius punktus. Tai ir darni aplinka, ir energetika, ir sveikatos modelį naują siūlome, ir švietimo naują programą diegti planuojame. Tai iš tikrųjų labai plačiai ir ekonominė dalis yra viskas išsamei. Taip, mes galbūt neparengėm ten kelių šimtų puslapių programos, bet jinai yra konkreti, aiški, visiems suprantama. Mes ilgai nelaukėm ir nenusirašinėm nuo kitų partijų, tiesiog parengėm programą ir ją pristatėm. Ir aiški mūsų programa, aiškus mūsų tikslai ir aiškus mūsų prioritetai. Kaip dabar rinkėjui rinktis balsuoti už Valstiečių žaliųjų sąjungą, kai tos programos dar nėra. Bet sunaikinę gyvulininkystę, kuo maitinsite ekologinį turizmą, kai atvažiuos žmonės? Mes gyvulininkystės nenaikinam, mes tik sakome, kur mūsų prioritetas, ką remti. Tai augalininkystę remsime. Gerai, kitas dalykas, jūs kalbėjote apie ekonomiką savo programoje, tenai ekonomikos stiprinimas tenai yra ir po to didžiuliai CO2 mokesčiai. Iš vienos pusės jūs verslininkam pataikaujat, sakot, mes pasisakom už liberalų darbo kodeksą, taip? Taip. Jūs pasakėt, žalieji nuo gimimo remia liberalų darbo kodeksą. Iš kitos pusės jūs sakot, mes tuos pačius verslininkus uždusinsim mokesčiais už CO2. Lietuvos ekonomika jau priaugo prie tokių mokesčių. Jūs labai siaurai žiūrite. Pagrindinis principas, galbūt vienas pagrindinių mūsų punktų, ką norime įgyvendinti, tai yra, šiaip pavadinčiau, ekologinę mokesčių reformą. Tai yra paprastas principas, kad tai, kas gera, pavyzdžiui, darbas, verslas, turi būti mažiau apmokestinama. Tai, kas bloga, tarša, nesveiki maisto produktai, tas turi būti daugiau apmokestinta. Tai dėl to... Tai kokius mokesčius įvestumėt papildomus? Tai darbo apmokestinimo mažinimas, tai dauguma partijų apie tai kalba, kad minimalaus, tai yra neapmokestinti minimalų atlyginimą, pakelti, tai yra nustatyti sodros ribas. Manytume, kad būtų galimybė ir palaipsniui mažinti gyventojų pajamų mokestį. Bet be abejo, mažinant mokesčius reikia kažkur juos kompensuoti iš kitur. Tai tas kitur, tai yra galutinai uždusins Lietuvos pramonę. Mes sakysim, pramonė dabar tikrai. Lietuvoje, bet kokiu atveju Mes kalbame pirmiausia apie tą patį automobilių taršos mokestį. Tačiau socialiai. O jūs nemanot, kad jisai jau kartą apmokestinamas per kurą? Tai yra akcizai mokami, mes visi vartotojai sumokam, dar įsivaizduokit, ir jūs dar aš vis tiek nesusigaudau tose jūsų prieštaravimuose. Iš vienos pusės sakot verslininkam, mes liberalus, mes remiam darbo kodeksą, iš kitos pusės sakot, yra akcizas, mes dar jūs apmokestinsim šituo, dar paskui cukraus mokestį, ne? Taip. Ir visi tie mokesčiai. Taip, tai mokesčių paskirtis tai yra motyvacinė. Verslas tuos mokesčius perduos per kainas žmonėms, o žmonės
tada mažiau bus motyvuoti pirkti saldžius gėrimus, mažiau bus motyvuoti važinėti didelėmis žmonės bus nemotyvuoti visai važinėti, nes jie tiesiog neįpirks to dalyko. Mes norime, kad žmonės sportuotų, kad žmonės daugiau važinėtų dviračiais, pėsčiomis eitų, naudotųsi viešuoju transportu. Ir jeigu taip neišeina, tai iš tiesų ne. Mes tą patį irgi sakom. Dėl sveikatos apsaugos, dėl visų kitų dalykų. Mes irgi sakome taip. Mes kalbėkime apie tą prevencinę dalyką. Iki lygos. Mes už tą pasisakom griežtai, nuosekliai ir mūsų visos akcijos. Alkoholio draudimo, rūkimo ir visos kitos sveikos gyvensenos. Aš manau, kad jūs irgi prisidedate, ne? Ir dvasiškai, ir idėjiškai galbūt netgi kaip sąjungininkai esat. Bet iš kitos pusės, ką pasakyti verslininkui su tokiais mokesčiais, kuriuos jūs užkeliat, nebent kompensuotume tikrai liberalių darbo kodeksų, tada lietuviai išvažiuoja, atsiveža jie pigių nepaliečių ir jūs klestit. Aš galbūt vėl atsakysiu. Jūs taip labai detaliai imate, bet mes kalbame... Bet negalim kalbėti bendrom frazėm. Mes kalbame apie principą visų pirma. Ir tas principas, net ir dabartinė finansų ministrė pripažįsta, kad turės būti automobilių taršos mokestis. Jis turi toks būti. Turi būti perėjimas, tai yra mokesčiai renkami ne tik tai tam, kad išlaidos būtų daromos. Mokesčiai turi ir motyvacinę paskirtį. Ir per mokesčius valstybė gali labai daug ką padaryti, neleisti teršti, neleisti naudoti nesveikų produktų ir labiau remti darbą, verslą. Tai mes kalbam apie tą pagrindinį principą. O kaip verslo rėmimas per ką pas jūs? Aš, pavyzdžiui, neradau. Nepykit, aišku, jūsų 120 galima buvo perskaityti, sakysim, per valandą, bet aš vis tiek neradau to jūsų pasakymę, kaipgi jūs verslą remsit. Remiame smulkų verslą įvairiomis lengvatomis, taip pat pradedančius pirmąjį savo verslą jaunimą iki 29 metų žadame atleisti nuo pelno mokesčių iki 3 metų pirmajam verslui. Tai yra daug įvairių gražių, gerų idėjų verslumo skatinimui, smulkio verslumo skatinimui. Tikrai nepalaižiaujam monopoliams, didelėms korporacijoms. Viskas yra orientuota į žmogų, į jaunimą, kad jis liktų Lietuvoje, kad jis susikurtų savo darbo vietą, kad jisai sukurtų kitiems darbo vietą. Ir tikrai mes neapmokestinam verslo per daug. Pas mus mes vėlgi palaikome tą liberalų darbo kodeksą, bet vėlgi ten reikia ne 100%, koks jis dabar yra pateiktas, jis yra taisytinas, bet šitas darbo kodeksas yra geriau negu turėti tą senąjį tarybinį, kurį turėjome iki šiol, kuris tiesiog neleidžia ateiti investuotojams į Lietuvą. Kolega, tai turim suprasti, matau, kad mes jau atsiliekam tarp Baltijos valstybių viskuo, ta prasme, ir minimalių darbo užmokesčių, ir visais kitais rodikliais. Sutinku, bet nedarbo kodeksas minimalų darbo užmokestį daro. BVP mes sukūrėme pakankamai daug, investicijų pritraukiam daug. Lithuania jau mes esame, atrodo, 10 vietoje. Pagal kūrimą visų inovacijų mes irgi esame jau įsiveržę į priekį. O pagal aplinkosaugą, kurioje mes vietoje esame? Kas yra tyrimus atlikęs? Tai jeigu Pasaulio bankas arba dar kas nors sako, kad jūsų ūkis yra dar nepasiruošęs tokiem rimtiem ekologiniam išbandymus, tai mūsų sąjungos irgi ir viena iš rinkiminių nuostatų yra einame palaipsniui, bet ne tokiais CO2 mokesčiais, kurius jūs uždusinsit Lietuvos dar likusį verslą. Šito dalyko nereikia. Kitas dalykas, kolega minėjo apie tas jauniems žmonėms paskatas kurti verslą ir neapmokestinta, ne? Ta pat ir mes sakom, bet kaip tai siejasi su tuo, kad jūs siūlote kiekvienam norinčiam studijuoti aukštoje mokykloje? Ką, dvejetukininkus irgi priimat? Tiesiog konstitucija apibrėžia kiekvienam piliečiui teisę į aukštąjį mokslą. Mes negalim prieštarauti Lietuvos Respublikos konstitucijai. Arba tuomet kolegos atėję tikriausiai valstiečiai į Seimą keisite konstituciją ir griausite valstybės pagrindą. Baikit. Mes ruošiamėms griauti, nei ką. Ir valstybės nustatyta, beje, konstitucija nustatyta gerai besimokantiems. Tai dabar jūs jau sakote, kad į aukštąsias mokyklas užtenka ten turėti, nežinau, 0,5 ir jau viskas, tu gali būti studentas. Mes tiesiog jauniems žmonėms matome Lietuvą kaip modernę, išsilavinusią valstybę ateityje ir negalime užkirsti jauniems žmonėms galimybę studijuoti, jeigu jis tam turi.
Bet gal abiems, sakykime, ne? Jeigu dabar žiūrėkit, ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija nustatė, kad Lietuvoje išlaidos, švietimui yra, arba procentas aukštojo mokslo baigusių yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Bet patentų lygis, inovacijų lygis, velkamiems dugne. Todėl, kad visi sako, aukštojo mokslo kokybė netenkina. Aukštojo mokslo kokybė netenkina. Ir dėl to, kolega, ir jūsų siūlymo, kad bet kas gali stoti į tas aukštąsias mokyklas. Mes sakome, geriau turėkime kvalifikuotų, taip, kiekvienas gali stoti. Jeigu jisai gali mokytis, jeigu jisai sugeba. Tai mes apie tą patį ir kalbam. Bet ne kiekvienas, ir ne prie 0,5. Ne prie kiekvieno 0,5. Perėmėte atakuojančio vaidmenį. Dabar aš paklausiu dabar jūsų. Mes kalbame vis vien apie žaliasias vertybės ir kuri partija visgi, ar abi partijos jas atstovauja. Tai aš norėčiau paklausti dabar, jūsų sąrašo numeris 1, ponas Skvernelis, jisai valstietis ar jis žalesis? Jeigu jisai žalesis, tai kuo jis žalias? Jūsų sąrašo numeris 2, Ramūnas Karbauskis, jis valstietis ar jis žalesis? Žinot, kolega, kas yra, aš irgi pasižiūrėjau, Mecelica pas jūs antroje eina sąrašą, ne? Taip. Tai jisai kuris irgi. Jis žalesis, jis yra į pensiją išėjęs. Tai aš manyčiau, kad kiekvienas iš mūsų esam kažkiek žalesis, ar ne? Mano tėvai ir aš pats esu, kaip sakoma, kaime užaugęs nuo pirmų, taip, kada galėjau pakelti šakes ir laikyti plūgą, ariau ir dirbau. Teisingai, gyvenimas susiklosti taip, kad aš dabar mieste galbūt aukštą išsilavinimą turiu, kitą dalyką turiu. Ir suprantat, kabinėtis prie žodžių ir sakyti, žinot, jūsų pavadinime ten yra toks ir toks. Tai dabar gerai, dabar yra pavadinimas Laisvės sąjunga. Tai jisai yra kaip? Jisai yra laisvas, o tas yra nelaisvas, reiškia visi kiti yra. Jeigu tokie pavadinimai. Gal žiūrėkime ne į kandidatūras. Žiūrėkime labiau į tai, ką tos kandidatūros atstovauja, ko jos siekia ir kokias vertybės jos atnešas. Tai taip, bet sutikite, kad partijos dalyvauja ir organizuojasi vertybių pagrindu. Taip. Ir valstiečių partija, iki kol jie patapo, kabutėse, žaliaisiais, iš tikrųjų neturėjo jokio idėjinių pagrindų. Valstiečių partija tai nėra valstietija, tai nėra ideologija. Tai gali būti ir bankininkų partija, gali būti šlavėjų partija. Dabar kiek jūs dar tomis ideologijomis tikite? Mes esame... Lietuvos socialdemokratai stumia liberaliausią Lietuvos istorijoje darbo kodeksą. Socialdemokratai. Įsivaizduokit, prastuminėja tą kodeksą, kurį tiesa jūs remiate irgi, bet mes nerimam. Beje, mes vieninteliai, kurie iš parlamentinių partijų, kurie kreipėmės į prezidentę, prašydami vetuoti. Tikrai ekscelencija palaikė mus ir vetavo tą. Bet... ne čia esmė. Tai jūs visgi žalieji, ar kas jūs esate? Tai mes esame, jūs ir neatsakėt. Mes esame žalieji. Ponas Skvernelis, kuo jisai žalesis? Ir ponas Ramūnas Karbauskis, kuo jisai savo gyvenimo būdu, gal žinote kažkokį gyvenimo būdą, aspektą, kuo jie žali yra? Aš jau tiek asmeniškai valgo ekologinį maistą. Bet kam tai primityviai galėtų? Tai dabar visi veganai būtų, ne žalieji, taip? Ponas Linas Balsys yra veganas. Tai nežinau, gal tai yra kažkoks pliusas. Aš valgau mėsą, tai ką dabar blogai? Mes irgi valgome mėsą. Ne, tai aš manau, kad nenusiprimityvinkim mes iki to dalyko. Jeigu aš dviračiu važiuoju į darbą, todėl kad pas mane kamščiai ir aš nenoriu savo ten kažkokios mašinos ištraukti arba žmona neduoda tiesiog. Tai jau aš esu didesnis žaliasis už tave, kuris 30 km atvažiuoja iki darbo. Bet sutikite, jūsų partija dabar nori, neseniai atsirado ir jūsų paskyroje filmukas 8 minučių, kuriame jūs pasakojate, kaip valstiečių partija, kaip jos didelis pagrindas ir jos ištakos yra žaliųjų veikloje ir žalioje ideologijoje. Tai dabar mes vėlgi pasižiūrime į sąrašą rinkiminį ir be tų jau minėtų 2 pirmų numerių matome, kad žaliųjų frakcija, kurie pas jūs yra, jų atstovai yra 27 ir 42 vietoje. Tai kur jūsų tie žalieji? Sąjunga, kolega, yra žymiai stipresnis ir galingesnis darinys, negu tik tai kažkokia frakcija arba keletas žmonių.
žmonės, kurie yra mūsų sąraše, jie pritarė tiem dalykams, kurie sukrauta į tuos didelę, kur sakėt, kad, nespėjot perskaityti ir panašiai, kur didelės apimties tą mūsų programinį dokumentą. Dar nėra tos programos, neįmanoma perskaityti daikto, kurio nebėra. Aš mačiau, turiu. Mes tai matome taip, kad pirmiausia buvo surinktas žmonių kratinys, tada kažkas buvo iš šono rengiantis programą ir jie kažkokiu būdu susiledė. Ne, bet kolegos, man čia dabar jau visiškai primityvu. Tada reiškia, jūsų Micelis yra žaliasis todėl ir skiriasi nuo Skvernelio, todėl, kad jisai dviračiu moka važiuoti, ne? Ne, jisai pas save namie turi, pavyzdžiui, bityną ir ekologišką medų išgauna. Tuo jisai ekologiškas. Tai gerai, dabar aš auginu prie namų vynogės, pas mane skraido vapsvos ir bitės kaimynų, tai aš irgi žaliasis, ne? Jau link žalių. Turėčiau būti, ne toks. Bet, aš nežinau, suprantat, jeigu aš kalbėčiau čia vidurinėje mokykloje su, penktokais, viskas tvarkoja, aš satinku, vaikai kaip atrodo žaliasis, tai tas, kuris dviračiu važiuoja. Bet jūs nesutinkate, kad, vėlgi kartuojasi, kad partijos organizuojasi vertybių pagrindu. Jeigu aš esu liberalas, tai visiškai sutinku. Pas mus, liberalių pažiūrų, gal sakysim, žmonių yra, bet jie pasakė, mums patinka Žaliųjų ir Valstiečių sąjungos programinis nuostatos, jie taip dalyvauja. Taip pat aš čia dalyvauju, todėl, kad man tai patinka. Tai kokios gali būti tos bendros Valstiečių Žaliųjų nuostatos, jeigu tas žemės ūkio pramoninis išdirbimas, kur naudojate daug pesticidų, daug trąšų, nieko bendro neturi su ekologija, su žalumu. Tai kaip jūs sujungia tuos du visiškai skirtingus dalykus tarpusai? Gal galite paaiškinti? Aš manyčiau, kad čia, žinot, tikrai nesu specialistas tręšimo. Kuo Ramūno Karbauskio žemės ūkio technikos ir kombainų pardavimo įmonės ar trąšų platinimas yra bendro su žalumu ir ekologija? Tai vėl mes eisime iki to, kad mes sakysime, mes pasisakome už tai, kad visi lietuviai dabar eitų su dalgiukais ant pečių ir šienautų tuos rugius. Ir tai jeigu jūs dabar gyvulininkystę keičiat iš viso, tai mes ką jūs tada siūlysi daryti? Kaip nukulti be kombainų tuos visus laukus? Konveibinus iš miestų vešitės, kad jie dalgiais, bet bus ekologiška, bus pagal jūs, ne? Tiesiog kaip kolega, kaip esate žmogus iš universiteto, tikriausiai vis tiek apsiskaitęs ir žinote, kad gyvulininkystė yra pagrindinis CO2 teršėjas į atmosferą, taip? Turėtumėte jau tą žinoti ir dėl to turi būti tos proporcijos tarp augalininkystės ir gyvulininkystės. Kas dabar vyksta su gyvulininkystė Lietuvoje? Kaimiškose vietovėse žmonės neapsikenčia, kreipiasi į Lietuvos Žaliųjų partiją, kad darykit ką nors, mes negalim gyventi prie kiaulių fermų, kurios yra kurdinamos keli šimtai metrų nuo gyventojų namų. Žmonės tiesiog dūsta nuo blogų kvapų. Neįmanoma gyventi, išsiskiria amoniakas, kitos naudingos medžiagos. Žinot, o va šitoj vietoj mes apie tai ir kalbame. O šitoj vietoj mes ko gero esam sąjungininkai su jumis. O šičia mes esam sąjungininkai, nes mes taip pat labai griežtai pasisakom už tą dalyką. Aplinkosauginės normos pažeistos, nepažeistos. Į bendruomenės interesus atsižvelgta ar neatsižvelgta šitoj vietoj, kada buvo tie kompleksai pasidaryti. Jeigu bendruomenė visi pasisakė, kad viskas tvarkoja, viskas tvarkoja. Bet ką tik minėjote prieš porą akimirkų, kad jūs pasisakote už gyvulininkystės dar didinimą. Palaukit. Televizija galėsim pražiūrėti įrašą apie didinimą, net žodžių neužsiminiau. Bet aš užsiminiau tik tai apie jūsų nuostatas, kad jūs norit gyvulininkystę pakeisti augalininkystę. Ne, mes nieko nekeičiame. Bet mes tiesiog norime, kad būtų sunormuotais. Labai normalūs, geri agronomai, ne? Panašiai, nors nei vienas nemanau, kad baigęs tas studijas. Šiek tiek bendriau vėl pasižiūrėčiau, kaip aš matau, tai radikalų žalieji, tai esame ne mes Žaliųjų partijoje, radikalų žalieji tai yra būtent tie žalieji, kurie nuėjo į Valstiečių partiją. Beje, jie nuėjo į Valstiečių partiją iš Lietuvos Žaliųjų partijos, atskilę nuo jos. Tai Lietuvos Žaliųjų partija aš nežinau, man atrodo, kad turbūt tie žmonės iš tiesų įrado vertybės didesnės tenai pas mus. Kažkas didesnius pinigus. Nežinau, čia tebūnie lieka jūsų versija. Gal aš galvoju, kad... Vėlgi, kolega, kalbėjote apie sąjungą, kad sąjunga yra daugiau negu partija ir jūs esate daug stipresni, nes pas jūs yra Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Tai yra susijungimas dviejų partijų. Aš norėčiau, kad paminėtumėte datą ar įvykį, kada vyko
tas valstiečių partijos ir žaliųjų partijos susijungimas, nes aš tokio Lietuvos politinėje istorijoje ne tik nepriklausomybės metu, bet ir tarpukario Lietuvoje nesu girdėjęs. Aš šiaip pagalvoju, ką tai duos jums. O tai iš kur atsirado, iš kur atsirado ta sąjunga, jeigu nieks nesijungia? Iš kur gali būti sąjunga? Bet šiaip iš esmės mes kalbam apie rinkimus, ar mes kalbam apie kažkokius teisinius dalykus, kurie yra svarbus ir kurie yra įteisinti, bet jūs juos keliate tarsi, šiandien mes kalbam apie rinkimus, ar ne? Taip. Mes kalbam, kaip mes tą Lietuvą tvarkysim ir kaip mes matom tą Lietuvą. O jūs ten kalbate, mes buvom susipykę su 3 žmonėm, kurie išėjo iš mūsų, jie ten buvo mes nepatenkinti, jie vargšai ten perėjo. Ne, štai klausykit, jūsų senos nuoskaudos tebūnie jos lieka. Ne, tai nėra nuoskaudos, jei galima aš prisijungsiu tiesiog. Man atrodo, galėtume mes kalbėti apie tai, kur mes galėtume veikti kartu. Nu, galbūt dėl gyvulininkystės nesutarsim, galbūt, bet mes galim kažkur kitur sutarti. Ekologinį žemdirbystę. CO2 galbūt ne taip drastiškai kaip jūs, bet mes irgi suprantam, kad tai irgi galima remti. Tai norėjot pats prašau. Taip, ne, tai jūs sakote, mes čia lyg nuklystame į lankas, mes kaip tik norime pagauti esmę. Tai dabar rinkėjas atėjęs į rinkimus mato 14 partijų, ir jų susijungimų sąrašą. Jis žiūri, kad yra Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, jis žiūri, kad yra Lietuvos Žaliųjų partija. Ir jas visiškai maišo. Ir jis rinkėjas nesupranta, kodėl yra tokia partija ir tokia partija. Kas jas skiria? Neįsižeiskit, kolega, gal kas nors ir maišo. Bet nors šiek tiek... Visi. Tikrai 90%. Tikrai ne visi. Nes mes pirmiausia orientuojamės į žodį Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjungų. Taip, jūsų partijos pavadinimas yra šiek tiek kitoks ir aš manau, kad lygiai taip pat ir jūsų sąrašo vedliai, ar ne vedliai, kaip čia pasakyti, sąrašo pirmieji asmenys yra kiti. Neįsižeiskit, kolega, bet labai iš tikrųjų gražus tas pavadinimas Valstiečių Žaliųjų sąjunga, bet labai toks ir keistas kartu, nes kaip gali būti sąjunga, kai ten nėra nei valstiečių, nei žaliųjų. Yra ir dar plius profesionalai. Aš siūlau jums pavadinimą Lietuvos profesionalų sąjunga. Lietuvos žemės tai klausykit, savo srities specialistų sąjunga. Aš pagalvojau, kad mes kada nors, kai paskelbsime tą partijos pavadinimo keitimą, tai jūs galėsite būdu sudalyvauti. Pažadu jums skatinamosius prizus iš anksto. Greitų metų jūs planuojate keisti vėl pavadinimą. Negaudykit manęs už žodžių. Negaudykit manęs už žodžių. Ne pirmą kartą mes kalbame visai apie ką kitą ir mes kalbame apie rinkimus. Norėčiau, kadangi turbūt nedaug laiko liko, apibendrinti. Lietuvos Žaliųjų partija yra 100% Žaliųjų partija. 100% Green Party. 100% Zelenoji partija. Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga yra 95% stambių ūkininkų partija, 5% specialistų žaliųjų. Tai kadangi jūs apibendrinot savo nuomonę, aš galėčiau dabar apibendrinti jau savo nuomonę. Tai aš pasakyčiau taip, kad jokių būdų, ne 95%, aš nesu joks stambus žemvaldys, mano žiniomis Skvernelis taip pat nėra stambus žemvaldys ir 2/3 mūsų visų sąraše esančių žmonių nėra stambus žemvaldžiai, ar kaip jūs juos norėtumėt pavadinti. Tai yra tikrai profesionalūs žmonės, valstiečiai, palaikantis idėjas, palaikantis Žaliųjų Valstiečių sąjungos idėjas. Gal galėtumėte apibendrinti trumpai, kas yra valstietis nūdienos Lietuvoje? Bet apibendrinom, viskas jau.